Tai labas, Andriau. Labas. Labai smagu tave ir vėl čia matyti. Kai paskutinį kartą buvom čia susitikę, tai aš tau prirašau daug dešimtukų už tavo su Dvaro kefyrų pagamintus patiekalus. Tai šį kartą atėjau dešimtukų susirinkti aš ir šiandien mes ragausime 3 mano pagamintus patiekalus su kefyru. Tavo patiekalai atrodo daug geriau nei mano. Grožis grožiu, pažiūrėsim, kaip bus skonis. Tai pirmasis mano patiekalas yra kefyrė brinkintos avižos su riešutų sviestu, šiek tiek vanilės ir bananais. Tai kviečiu tave ragauti. Skanaus. Skanaus. Prašau atsižvelgti tai, kad aš tau praeitą kartą daviau labai gerus balus. Turiu šiandien atnešęs ir vieną sūrų variantą, nežinau, kad tu labiau mėgsti sūrų maistą. Kefyrų užtepėlę, kuri pasidaro super lengvai. Tai į šią užtepėlę aš įmaišiau česnako, druskos, pabaršiau prieskoniukais ir ją galima ragauti tiek su krekeriais, tiek su morkom, tiek su kitom daržovėm. Taupal. Būtų gerai. Pabandykime su morkom. Tu nori man pasakyti, kad tu tiesiog užšaldai kefyrą ir įdėjai druskos? Taip. Šitas atsidūrus mano racione. 100%. Labai džiaugiuosi. Kefyro panakoto nėra tokia saldi, nes aš naudojau natūralų kefyrą. Tai turim daug tokio natūralaus skonio, natūralios rūgštelės ir prašau paragauk pats ir vertink. Žiauriai gera konsistencija. Come on. Jie tikrai jaučiasi kefyro skonis, kuris labai gerai dera su saldumu ant viršaus, labai tinka. Aš norėčiau išgirsti galutinį tavo verdiktą, vertinant 3 kriterijus. Skonį, kaip lengva pasigaminti ir ar įtrauktum į savo rutiną. Pirmas buvo... Avižos. Manau, kad skonis buvo 9. Lengvumas pasigaminimų užpilti avižas Dvaro kefyrų sugebės kiekvienas. Dėl užtepėlės, manau, sutiksi ir aš ir tu, kad yra 10 visose 3 kategorijose. O šitas desertas vertas 10, nes viską sumaišai su kefyru ir gaunas puikus itališkas desertas. Tai ką, mes priragavom, priskanavom, o dabar, mėly žiūrovai, kviečiame ir jūs išbandyti mūsų receptus su Dvaro kefyru ir eksperimentuoti patiems. Kad, einam valgyti. Atneškit užtepėlę.